Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir skleidžia mūsų tapatybę, gyvosios tradicijos ir juose užfiksuoti savitumą nusakantis bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantis ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. 18 amžiaus antroje pusėje kartu su vokiškais papročiais ir dvarų mada į mažąją Lietuvą atkeliavo ir kava. Paprotys valgant pavakarius gerti vokišką kavą, tarmiškai kafija, pirmiausiai paplito dvaruose ir miestų kavinėse. Išpopuliarėjo kafijos palaunagė arba palaunagė, o tarmiškai palaunagė. Tai šeimos giminės ir draugų susitikimas prie kafijos puodelio, tapęs savito, angliškos arbatos ir vokiškos kavos popietės pakaitalu. Taip gimė mažosios Lietuvos kafijos gėrimo kultūra, šiam regionui būdinga šeimos ir bendruomeninė tradicija, susijusi su kasdienio lietuvininkų gėrimo, kafijos gaminimo, ruošimo ir vartojimo papročiais. Tai tradicija vertinga tikriausiai tuo, kad ji yra pirmiausia apie mūsų kraštą, yra neatsiejama Vėtrungių kelio dalis. Iš to noro pristatyti regioną kažkaip įdomiai, patraukliai, pakviesti atvažiuoti, susipažinti ir suprasti tos skirtumus tarp Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos, gimė Vėtrungių kelias. Tai yra kelionė, būtent kviečianti keliauti po mažą Lietuvą. Ir natūraliai, pristatant įvairias vertybės Vėtrungių kely, ten ir etnografiją, papročius, amatus įvairius, kurie šiam krašte buvo. Bekalbant ir bendraujant su vietiniais gyventojais, labai krito į akis ir būtent kafija. O tai kas ta kafija? Klausiam, tai kava, čia su pienu kažkaip, tai mes ten gerdavom gilių, gal cikorijų. Pradėjom daugiau domėtis, supratom, kad tai toksai labai geras akcentas yra pristatant kraštą ir jisai skanus galbūt, ar ne, akcentas su skoniu. Čia jau gali ir paragauti tos istorijos. Tie kultūriniai ryšiai keitėsi. Yra susiję su Prūsija, su Vokietijos kultūra ir su Didžiąja Britanija. Ir taip pat su pamaldumo tokiom tradicijom visa persipina. Ir kiekvienas kraštas, aišku, kažką savo įneša. Jeigu svečiai atvažiavo, tai jie gerdavo kavą. Kava būdavo perkama žalios pupelės. Turėjo kiekvienas stambesnis ūkininkas, aš esu ūkininko vaikas, Barzūnų dvarelio žmogutis, turėjo specialų kavos pupelių grūzdintuvą. Kava buvo labai brangi ir branginama. Kiek šiandien išgersim puodelių, tai tiek šaukštais pamatuodavo ir tik tada tuo momentu tą kiekį kavos pagrūzdindavo. Ir tada su kavamalė susimaldavo ir plikindavo kavą. Tai čia suaugusių, o vaikai kafija. Bet kasdien mes gerdavom miežinę. Nuo vaikystės aš jos nemėgau. Bet čia yra skonio reikalai. O man cikorijos kafija tai atrodė dieviška. Mano krašte sakydavo ne kafija, o kafija. Aš esu iš Viešvilės Smalninkai. Tai buvo pasienis su Didžiąja Lietuva arba su Suvalkija. Žinau iš mamos pasakojimų, kad jinai kaip tarnavo Viešvilėje pas vokiečių, ten pas turtingų žmonių, tai jie gerdavo, bet tikrą kavą. Po pietų ten pyragas, o kaip mano tėvai, tai miežių kava buvo su pienu. Aš irgi susitikau su gilių kava, su morku čia, tam krašte Šilutės. Kafija lietuvininkai vadino visą kavą ir ruoštą iš pirktinių kavos pupelių ir tą, kuri tapo jos alternatyva. Išvirta iš gilių, cikorijų, skurdintų miežių ir morkų. Kafijos gėrimo tradicija iš dvarų ir kavinių netruko persikelti į lietuvininkų namus ir tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Šeimos, giminės ir draugų susitikimai prie kafijos vadinti palaunagės tuda. Prie garuojančios kafijos būdavo pateikiami trapūs sausainiai, varškės ar obuolių pyragas, kartais spurgos, vafliai ar duonos riekiai su sviestu. Taip gimdavo namų šiluma, kuri jungė kartas ir stiprino lietuvininkų tapatybę. Virtuvė išvirdavo, o svetainiai, kur būdavo
pečius ir koklis, kur mes vaikai sėdėdavo. Gerdavo tą kavą, šnekėdavo, bendraudavo. Sakau, aš vaikas buvau, tai va tik kiek prisimenu. Sekmadienį, po pietų, po pamaldų, sueidavau pas kažką ir ten būdavo ir piragai, ir kava. Kokia jinai buvo, aš nežinau, aš buvau vaikas dar. Bet duodavo ir mums. Kas buvo būdinga mūsų kraštui buvo tai, kad bendruomenės buvo. Kaimo bendruomenė, žmonės labai maloniai bendraudavo. Pabendravus plačiau ir giliau su vietiniais gyventojais, supratom, kad vertybė galbūt netgi yra ne pats tas gėrimas, bet kad tai yra kafijos gėrimo tradicija, kad jie ne šiaip sau gerdavo kafiją, bet būdavo tradicinė diena, jeigu taip sakyti, tai būdavo sekmadienis ir paprastai po pamaldų apie 3-4 valandą susėsdavo ir pabendrauti, nežinau, su giminėms susitikę, su kaimynais ar tiesiog su draugais, pratęsti tą dieną, nes sekmadienį nieko dirbti negalim, o ką daugiau veikti, tai tiesiog skirdavo tai bendrystei. Tai va, kad šitas pabendravimas yra toksai būdingas tikriausiai tik šitam regione. Tikrai nesu girdėjus, kad kažkur kitam etnografiniam regione būtų tokios bendravimo tradicijos prie kavos puodelio. Apie vyną kalbama, kad ten juodieji serbentų skoniai, aviečių ar kas, tai kava visada turi tą šokolado vadinamą arba graikiškų riešutų skonį. Jie bendrauja, jie gieda giesmes, pasidalina įvairiausiais padrąsinimais, liudijimais ir iki šiol mūsų parapijose tai yra tokia neatsiejama dalis. Ar tai būtų kokia Biblijos studija, susirenka senjorai, jeigu yra gimtadienis, mes panašiai tokiu laiku susėdam. Ragaujam pyragus, geriam kavą, pamaldos vyksta, jeigu vyksta vėliau. Vėlgi padengiamas stalas yra, pabendravimas yra, nes tai šventė. Tai aš neišskirčiau vien tik tai šio gėrimo kafijos, bet susiečiau ir pyragus, ir žmonės, ir pabendravimus. Tai yra neatsiejami dalykai. Kaip šeimos bendravimo tradicija, palaunagė yra nykstantis kultūros reiškinys, siekiantis saugoti tradiciją ir gaivinti kafijos gėrimo kultūrą. Įvairios regiono bendruomenės, asociacijos, kultūros įstaigos, turizmo centrai, privačios įmonės fiksuoja gyvas reiškinio formas, viešina tradiciją, organizuoja jai skirtus renginius, edukacinius kulinarinio paveldo užsiėmimus. Būnant čia, tai tas kafija, tai kiekvieną dieną lydi, vis tiek tu apie ją. Žinai, girdi, skaitai, kai skaitai knygas apie šitą kraštą, tai tu nuo jos nepabėgsi. Ta tradicija tokia, jinai buvo pritilusi ir galbūt nebuvo viešam gyvenime. Iš to tikriausiai šeimos rato vėl grįžta į visuomeninį gyvenimą kafijos tradicija. Tai ir muziejuose, ar kultūros centruose, parodų atidarymo metu jau vaišinamės ne arbata, kava, o kafiją verdam. Šitam krašte, kai atvykau, tai turėjau pirmą, susitikimą su kafija, per žmonės ir Birutė buvo viena iš jų, kuri man pademonstravo, ką tu geri ir kas čia yra. Ir jinai turi prisiminimus į savo šeimos, iš visos tradicijos. Todėl, aš labiausiai prisimenu tą susitikimo istoriją per žmogų. Trukažolė, ją ir cikorija vadindavo, tai iš jų šaknų surinkdavom mes vaikai, nes jinai renkama gegužės mėnesį. O į Dievę, koks aromatas, tai vaikystė ir skonis ir grožis. Tradicija išlaikyti nuo 2019 metų rengiama kafijos diena. Birželio 26 dieną per vadinamą Vėtrankių gimtadienį. Į šį renginį jungiasi daug maitinimo įstaigų, kultūros centrų, muziejų bendruomenių, nuo Lauksargių Tauragės rajone iki Nidos Neringoje. Kiekvienas norintis gali keliauti ir ragauti įvairiausių skonių kafiją. Labai džiugu, kad į kafijos dienas įsijungia regiono kavinės. Nemažai kavinių savo nuolatiniam meniu jau turi kafiją. Tai bet kuriuo metu svečias atėjęs ir atvykęs į mažą Lietuvą, į tokią kavinę užėjęs, jisai gali paskanauti kafijos. Tad gerą vakarėlį visiems atėjusiems į tradicinį kafijos vakarą. Kafijos gėrimo tradicija Mažojoje Lietuvoje atgimsta naujomis formomis.
Naujai suskamba senieji pasakojimai, pasklinda atgyja pamiršti receptai, jauni žmonės mokosi iš vyresniųjų, šeimos perduoda savo istorijas, o kiekvienas puodelis tampa akimirka tarp praeities ir dabarties. Kafijos kultūra iš naujo randa vietą mūsų dienose, su tuo pačiu nuoširdumu, su kuriuo prieš šimtmečius lietuvininkai sėsdavo prie savo stalų. Aš tai esu iš tai, kad žmonės bendrautų. Kažkur pas mus yra biški išblėsę, tai pabandom kartu visi, nors šilutį. Ir būtent mes dabar populiarinam šitą kafijos gėrimo tradiciją ir bendravimą prie kafijos puodelio. Tai va tos edukacijos tokios labai, manau, prasmingos yra ir tikriausiai jos atsirado labai laiku, nes bendrystė ekranų laikais, šiais laikais ekranų laikais yra labai svarbi. Šiuolaikinė civilizacija, kai žmonės juda ir žiūri ekranus, tas sulėtinimas mūsų gyvenimo geriant kafiją yra be galo svarbus. Tu negrįši į tuos laikus, bet tu juos kaip paveikslėlį gali prisiminti, išgyventi ir matyti. O mes tik galime tas, kaip buvo papasakoti, o mes kuriam tradiciją, būtų ir neįdomu ant tos senos tradicijos gyventi, tradiciją tobulinam.